Planuojate atostogas Panevėžyje, bet bijote kalbos barjero? Važiuojate į komandiruotę, tačiau pergyvenate, kad nesusikalbėsite su verslo partneriais? Tuomet ši audio kasetė bei kompaktinis diskas kaip tik jums, kurias rašė profesionalūs aktoriai. Norėčiau užsisakyti mažą alaus ir vidutinę pizzą. Karočią atneškai ekstras metrą ir picūdę už kupaniukus. Draugai, jūs eikite į lauką, o aš sumokėsiu. Tačiau kurį laiką mes čia nesilankysime. Karoči, p***am žaibą. Šiandien einu į išleistuves, patrumpinkite šonus ir šiek tiek viršugalvį. Karoči, varyk pantrų, po. Matau, susidomėjai literatūra. Ką čia skaitai? Šiltų prie knygutės, ne? Andriau, išeik į laiptinę, reikia pakalbėti. Inteliu, nusileisk narvelių, varkiai ir... Man tai gal gali pagarsinti muziką? Inteliu, žemų biškį, tu durn. Oi, kaip negera po vakar, man reikia vaistų. Tu durns, kai galvų plyštų. Paduo Vytautą, bet žiūrėk, kad su gazu dar būtų. Įsigūčia neberaganėk, tai tu durns, kaip tu stumi. Andriau, kodėl nupiešiai lytinį organą ant miegančio draugo veido? Iš pradžių tai tu man žin, toks duhus pasirodai, bet dabar normaliai. Gali papainėti drąsiai vaikščioti. Pakeičiau nuomonę apie tave. Į gerąją pusę. Erika ir Reda išvažiuoja studijuoti į Estiją. Erika ir Reda įstoja univerą pasėstų. Prie kasetės ar kompaktinio disko taip pat pridėsime ir kišeninį frazių žodinėlį, kuriame rasite tokias frazes kaip nebekaitink sąskaits, neberaganiek velns, ką čia baidaisgi normaliai geriam ir taip pat tu būk bišk paprastesnis. Kasetės ir kompaktinio disko išmok panevėžietiškai ieškokite visose prekybos vietose, kuriuose prekiaujama mineraliniu vandeniu Vytautas. Vytautas, atgauk jėgas!